Labą dieną. Trumpi pasakojimai. 10 dalis. Šiandien apie tai, kaip aš pirmą kartą atsiradau fronte. Rugpjūčio mėnesis, pradžia rugpjūčio. Vieną vakarą vadas mane išsikviečia, čia Kijeve buvom. Ir sako, jeigu tu pasirengęs ir nori, naktį išvažiuoji iki fronto. Aš sakau, pasirengęs ir noriu, kokia mano užduotis. Ten liko pirma kopa, biški blogai su morale, mes žadėjom juos išvesti, tai panašu, kad mes jų neišvesim. Tu važiuoji kaip štabo karininkas, būsi prie vado, ir darysi, ką reikia. Tai pagrindinė tavo užduotis – pakelk vyrų moralę. Pakelk moralę, galvoju, viskas lengva, nuvažiuosiu, pašnekėsiu. Visi pažįstami vyrai, aš su jais buvau šiaurėj, aš juos mokiau. Viskas, galvoju, bus gerai. Nieko daiktų tvarkyti nereikia, viskas suruošta seniai. Kuprinė ir tašę įmečiau iš karto į džipą, surinkom ginklus ir su kopos seržantu ir šaukinys bankir susidarėm, kad 4 valandą nakties, 3, kaip gausis, išvažiuojam. Su visais atsisveikinau, prikrovė ten visokių daiktų, maisto, atsargų, gal nežinau ko, kojinių, triusikų, atsarginių, batus kažkas įmetė atsarginius, dar kažkokia velnio. Aš sakau, vyrai, jūs čia manęs taip nelydėkite, aš po mėnesio grįšiu, po savaitės sutvarkysiu viską, gal kopą išvesime. Vieni nusijuokė, nusišypsojo ir atsisveikinom. Sėdom į mašiną 4 ryto, jeigu būti tiksliam, 3:30 ir išvažiavom. Iškart Kijeve sustabdė policija, jau tada policija stabdydavo Kijeve, karinės mašiną, pas mus mašina be numerio. Pasikabino, kur numeriai, kur tas, kur anas, vienas iš policininkų. Kitas biškai vyresnis priejo, pasižiūrėjo mus, jūs vyrai į frontą, sakau jo, važiuokit. Ir girdžiu antram aiškinu, tu stovi čia, nieko nematėjai ir greičiausiai nieko nematysi, o vyram reikia dirbti. Nuvažiavom. Kelionė, Kijevas frontas 850 km. 805, 3 ar 4, 850. Važiuoji savo, taika, kažkur blokpostai, pasakai pasvardą pravažiuoji, toliau važiuoji, bet za kolonėlę sustoji, užsipeli, išgeri kavos, suvalgai hotdogą, važiuoji vėl. Ir iki Poltavos atrodo, kad karo nėra, nėra absoliučiai. Karinių mašinų beveik nėra, žmonės nieks apie karą negalvoja. Tam laikui 22 metais rugpjūčio mėnesį mums atrodė, kad mes dar truputį mes jau laimėjom karą. Pravažiavus Poltavą prasideda karinės mašinos, kareiviai, kurie juda vieni į frontą, kiti iš fronto, vieni į Charkovo pusę, kiti į Luganską, kiti į Zaporožę, kiti kaip mes į Donbasą. Vieni į kitus žiūri, beveik niekas nešneka. Parūkom, vėl kava, vėl važiuojam. Tos 850 km mes pravažiavome, nepatikėsite, 10 valandų nepraėjom. Mašina daugmaž gera buvo, nauja beveik, tiesa indiška Tata. Neilgai gyveno, sulūžo. Paskui davažiavom mes iki mūsų pagrindinio miesto, nuo ten 90 km iki mūsų bazės. Paskutinį kartą, galima sakyti, taikioj teritorijoje, nefrontiniai, užsipylėm saliaros, paėdėm ir pirmin. 6 valandos vakaro mes jau buvom bazėje. 10 valandų už vairo mašinai, nors vairavom dviese,
pakaitom, bet vis tiek ganėtinai pavargęs. Nepasakysiu, kad nervavausi, dar kažką, tai ne, nieko, viskas gerai. Atvažiavom, žmonių, kareivių reakcija buvo ganėtinai keista. Kuopos vadas prancūzas žinojo, kad aš atvažiuosiu, jis apsidžiaugė, o vat karių reakcija buvo man sukėlė nuostabą. Vieni apsidžiaugė, kiti pradėjo iškart klausinėti, kada aš atvažiavau juos išvesti. Treti, žinodami mano charakterį, pagalvojo, kad niekur mes neišvažiuosime, o bus kažkokia tai košė ir kažką tai aš čia sugalvojau negero. Nuėjau, susiradau vietą, teisingiau man parodė, kur aš gyvensiu. Vienam name gyvenom, visas štabas. Namas mažiukas, pat blogiausias kaime. Tokį ir išrinko prancūzas mūsų kuopos vadas, tam, kad žinoti, kad galima iš jo pasitraukti ir kad mažiau šansų, kad tai jie atskris, nes visi stengiasi gyventi geruose namuose. Dar planas mano buvo apvažiuoti visus mūsų būrius, skyrius, mūsų snaiperius, pasižiūrėti, kaip kas ko kvėpuoja. Bet dar nespėjus išgerti kavos ir susidėti daiktus, ateina prancūzas, žiūriu, jis jau su šarvu, dedasi šalmą, ima automatą ir klausia, aš važiuoju į pozicijas, tu su manim? Ar liksi miegoti? Ir akis jo blizga, juokiasi. Galvoja, ką aš darysiu. Sakau, nu ką, ko aš čia atvažiavau? Nemiegoti atvažiavau. Sėdu su juo į mašiną, aš, bankyras, prancūzas už vairo ir važiuojam. Pravažiavom blokpostą, varom tus mūsų nelaimingus 19 km, apie kuriuos aš jau pasakojau. Tada buvo ramu, važiavom dieną, greitai, pralėkėm. Jaudulio nebuvo, kaip Kinija jautiesi. Karas lyg tai yra kažkur tai, kažkokie garsai kažkur tai, nesupranti, kas vyksta, kur vyksta. Atvažiavom į pozicijas, atvažiavom gal 10 metrų iki apkasų. Ten toks pasatkė pas mus miškelis. Dar tada buvo neiššienautos rusų artilerijos. Mašiną paslėpėm, nuėjom žvalgytis, man pradėjo rodyti, kur pas mus daliniai kokie stoja, mūsų būriai, kur atsarginės pozicijos, kur planuoja atsitraukimą, jeigu kas priekė, kokie daliniai rusų stoja, kas iš kairės pas mus, kas iš dešinės. Iš dešinės, kaip ir gera brigada stoja, batalionas mūsų brigados. O iš kairės tam problemos, nu dabar nevardinsiu kokios. Sirena Brys. Katinas atėjo, atsiprašau, katė. Panašiai į tą litovcą, apie kurį pasakojau pereitą kartą. Tai va, atėjom, vaikštom. Ir tuo metu per Grįšį 3 bataliono vadas sužinojo, kad aš atvykau. Nu, mane ir prancūzą kviečia pas save į štabą. Ir sako, jeigu galit greičiau atvažiuokite, mes žinoma jo, einam savo to ramiai. Aš biški glūšas, buvau jau iki to, kažko neišgirdau, tik tai girdžiu, pakalnį manęs bankyras rėkia, kasetė. Ir mes visi trys griūnam. Vienu griuvo teisingai, kaip mokiau. Malačiai. Aš aišku nukritau ne taip, kaip reikia. Nukritau ne taip, kaip reikia. Čia vadinasi instruktorius, kuris viską moka. Nugriuvau, guliu ir girdžiu čik, 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 čik. Atsidaro kasetės. Žinau, kad 15 sekundžių jos krenta. Galvoju, šalmas yra, galvą į žemę įsikišau. Liemenė. Guliu, saugu. Paskui galvoju, kojos tai nuogos. Šikna nuoga. Ir kaip duos. Ir net normaliai fronto nepamatysiu. Galvoju, kažkaip negerai. Išsigandau velniškai.
O realiai velniškai išsigandau. Neįsivaizduoju, kaip veidas atrodo, dešinė ranka biški dreba, aš į laikrodį žiūrėti, 5 sekundės praėjo, 7, 8, 10, 15, sprogimai girdisi, biški toliau nuo mūsų. Girdžiu iš galo bankiras keliamės, aš sakau, ne, laukiu 20 sekundžių. Ir skaičiuoju, 1, 2, į laikrodį žiūriu, 20, keliamės, atsikėliam. Jeigu jūs galvojate, kad aš tiesiog bijojau, kad dar sprog kažkas, ne, šitą aš nebijojau. Aš velniškai bijojau parodyti savo baimę kareiviam. Ašgi atvažiavau moralinį kelti jų pasitikėjimą savim, pasitikėjimą vadais. Atsikėliau, atrodo susitvarkiau su veidu. Kareiviai pasižiūrėjo, prancūzas pasižiūrėjo, nusišypsojo. Sako, sveikinu, sakau, su ko? Pirmas apšaudymas, kasetės. Sako, tu neišgirdai, kaip jinai skrido. Sakau, sąžininkai pasakysiu, ne. Praėjom gal 10 metrų. Ir tada jau aš išgirdau. Skrenda 152. Aš sakau, sviedinys. Vėl nugriuvom. Tuo metu per radio ryšį 3 bataliono vadas. Jūs kada atvažiuosite? Mes prie mašinos suprantam, kad reikia mašiną traukt, greičiausiai pastebėjo koks dronas, dar koks velnias. Sėsti mašiną ir žiūrim, kad apšaudinėja mūsų kelią, per kurį mes turim grįžti. Tylų, ramu buvo prieš tai. Skaičiuojame. Išėjimas, šūvis. Skaičiuoju pagal laikrodį, 5 minutės praeina šūvis. Viena gaubica dirba, vadinasi, turim 5 minutės, kad prašokti. Taip 2 šūvius praėjom. Prancūzas už vairo, sako, viskas gazuoju, laikykitės vyrai ir varysime. Aš sakau, davai palaukiam dar 3 šūvio, užtikrintai. Pas jos 4 bus ilgiau laiko, vamzdis kaista, turėsim 6 minutės mažiausiai. Sako, ok, laukiam. Šūvis, mes jau sėdim mašinai, laikomės, variklis ant pilnų apsukų ir staiga dar vienas atskrenda. Ir čia mes suprantam, kad dirba 2 gaubicos, o ne viena. Vienas į kitą pažiūrėjom, aš sakau, varyk. Mes turime dar 6 minutės arba 4 mažiausiai. Prancūzas gazas dugnas. Pralėkėm mes tą apšaudymo vietą. Tik pralėkėm, bamai ten atskrydo. Bankiras juokėsi, sako, dabar aš suprantu, kodėl pas tave toks geras laikrodis. Sekundės, kad skaičiuotume. Aš sakau, jau, kad gyvent galėtume, o ne sekundės skaičiuoti. Pralėkėm, baimės pilnos kelnes, davažiavom iki štabo. Ten kažkas apie kažką kalba, kažkokius tai reikalus sprendžia, su manim susipažino. O aš stoviu ir galvoju, kaip aš atrodžiau iš šono. Koks velnias mane nešė į tą galerą. Atvažiuosiu, vyrai, sakys vadas, išsigando. Ir iš viso visą mano misiją sužlugusi. Pakalbėjom štabe, iš tikrųjų apie nieką. Iš tikrųjų, tai pagalvojai, kam tave iškvietė, važiuoti, tu lėki per tą apšaudymą. O nieko tau neduoda jokių įsakymų, jokių nurodymų. Aplamai pamatyti norėjo. Grįžom į bazę. Niekas iki mūsų anksčiau iš fronto negrįžo negu mes. O jau mūsų vyrėjai ten viršyla, dar kažkas tai. Stalą dengė. Pasakysiu sąžiningai. Biškį įpila. Ir vyrai sako, vadas, tu sako, iš tikrųjų nebailys. Žiūri į juos. Pasirodo signalas veikia. Kareiviai matė. Visi iš tikrųjų galvoja, kad aš išsigasiu. Prancūzas galvoja, kad aš išsigasiu. Bankiras galvoja, kad aš išsigasiu. Visi galvoja, kad aš išsigasiu. Ir teisingai galvoja, nes aš velniškai išsigandau. Po to mūšio, čia net ne mūšis, apšaudymas. Buvo dar daug visokio velnio. Ir iš tikrųjų, kaip pasikartodavo kartais va tokie apšaudymai ir būdavai kažkur priekyje, tai tu ramiai važiuodavai su mašina, to, kad matai, kur šaudo ir nesinervuoji, net greičio kėdras nejungia didesnį.
Jeigu tu esi apkasuose, tu supranti, kad čia ne tavo. Ir absoliučiai net jaudulys joks neteina. Bet tai buvo pirmas kartas. Tai buvo baisu. Nes smegenys dar nesuvokia, kas vyksta. Adrenalinas šoka iki pat galo. Ir galbūt ta mano baimė, mano bailumas mane išgelbėjo. Ne gyvybė man, mano autoritetą išlaikė. Tai, kad aš neparodžiau, kad man baisu. Vadas negali parodyti savo kareiviam, kad jam yra baisu. Gal šiandien tiek. Pabandysiu papasakoti dar apie kelius Ukrainos fronto. Ten yra ką papasakoti. O mano istorija apie tai, ką aš galvoju, kol kas atsideda, nes aš noriu parengti ją rimtai ir pasakyti daug. Iki kito karto. Viso gero.